Labai džiaugiuosi, kad ryžausi, kad atėjau, nes sužinojau to, ko tikrai nežinojau ir pamačiau, kad esu tikrai gabi išmokti anglų kalbą, kur savim labai abejojau. Ir visi, kas abejojate, tikrai rekomenduoju ateiti ir tuom įsitikinti, nes tikrai tai yra lengva ir super, ir labai daug žmonių, kurie tai patikėjo. O aš būdama tokia, kuri niekada netikėdavo, žinokit, super. Tikiu ir galiu ir įveiksiu viską. Ačiū Jums. Esu veterinarijos gydytoja ir anglų kalbą mokiausi, galima pasakyti, visą gyvenimą, 30 metų. Rezultatų esu labai nepatenkinta, todėl atėjau į šitus mokymus ir supratau, kad iš tikrųjų visi tie metai buvo praleisti, mokantis buvo praleisti tiesiog be reikalo. Ir va šitokia programa, jinai turėtų būti įdiegta turbūt visose mokyklose, kitose dalykuose, kitose mokymuose, tiesiog tam, kad žmogus turėtų daugiau laiko įgyvendinti savo kažkokias idėjas, o ne kalti atmintinai visų tokių nereikalingų taisyklių, nereikalingų žodžių. Tiesiog palengvinti gyvenimą, nes mūsų gyvenimas turėtų būti kaip šventė, o ne kaip kažkokie tai tokie privalomieji. Mes įvairiausiais būdais mokiausi anglų kalbą. Mokykloje, institute, savarankiškai, įvairiuose kursuose, įvairiausiuose užsiėmimuose. Tačiau nepasiekiau jokio rezultato. Tik tai žodžių žinau, tik tai sakinių žinau, praktiškai nemoku naudoti. Ir tik tai kolibrio metodas parodė, kad anglų kalba yra įdomi, linksma ir lengvai suprantama. Todėl linkiu visiems ją mokytis, nepaisant amžiaus, nepaisant kokie pradiniai duomenys ir kokios žinios. Viskas yra įveikiama. Kiekvienas žmogus gali šito pasiekti. Gyvenime niekas nesimokinau anglų kalbos, todėl tikrai patariu čia sudalyvauti, nes kai vakar praėjau 500 žodžių ir aš šiandien pasikartojęs pamačiau, kad aš 70–80% jau pamenu. Tai man buvo wow, šokas ir visos asociacijos tiesiog tai tikrai veikia. Dalyvaukit. Aš esu Nijolė. Nieko nesiruošiau ir negalvojau, ką pasakysiu, tiesiog sakau iš emocijos, iš to, kaip aš dabar jaučiuosi. Tas 2 dienas pabuvau tokioj labai kartu ir darbingoj, ir džiaugsmingoj atmosferoj. Daug entuziazmo, daug gerų emocijų. Mokaisi, bet kartu yra linksma. Tai iš tikrųjų akcentas, kas labiausiai įsiminė. Kadangi buvau visiškai anglų kalbos nesimokiusi, nestudijavusi, tai galbūt nebuvo lengva, bet kartu ir nenumušiau ūpo, kaip tik sustiprino pasitikėjimą, kad aš galiu taip padaryti. Jokio ryšio neturėjus niekada ir paprasčiausiai buvo jaučiamas diskomfortas, išvykus kažkur ir negalint net paprašyti viešbutį nei rakto, nei kavos, nei dar kažko tais. Ir visą laiką toks buvo noras, kad kažkada pradėsiu, kažkada rytoj, poryt, bet vyras užsispyrė ir rado tą medžiagą, kad organizuojamas toks seminaras ir kodėlgi ne, pabandyti, tai buvo kaip ir spontaniškas toksai, gerai, pabandysiu šiandien. Nu, taip ir padariau ir visiškai nenusivyliau, aišku, tą metodiką perpratau, supratau, kad čia yra naudojama ta teigiamos emocijos, viskas į priekį, kad tu turi save skatinti, savo mintis dėstyti. Manau, kad tai labai paveikia ir pasiryžusi esu po truputį ir man atrodo, kad aš išmoksiu tą anglų kalbą.